Važiuojam ir atbėga, žiūrėkit. Avių banda. Nebuvo ibuprofeno, bet radau paracetamolio. Tiesiog atvažiuoji su mašinėlė, kas tenki marina. Labas. Ne, tai nebus sodybos video, bet žodžiu skrendu į Airiją aplankyti draugo ir pamačiau, kad ne vien aš sodyboje sukuosi, kažką gyvenime vis tiek veikiu. Tai bus mano pirmas toks ar antras, ten jau nesu sodybos susijęs video į YouTube, tai pagalvojau, gal kažkam bus įdomu, tai galėsit peržiūrėti, nes nebus iš sodybos čia porą savaičių to video. Bandysiu šią savaitę nufilmuoti sodybos video, sumontuoti, įdėti sekmadienį, bet kol laukiat į sodybos, tai pamaniau, kad įkelsiu ir šį iš kelionės. Tai kas norite žiūrėti, tai ką, skrendam tada į Airiją, ne? Skrendam. Labas rytas, ką esam Airijoje, atsikėlėm, pavalgėm, papusryčiam. Aišku, šiandien ne mano diena, galva plyšta, man dažnai tai būna su galva, ten su spaudimu žodžiu, tai ar čia su skrandžiu, nežinau, bet nusipirkau kolos, bandysiu gal pramušti, tai dabar bandom važiuoti. Man viskas realiai čia įdomu, nesu Airijoj buvęs, tai varam, pasivažinėsim dabar aplinkiniais kaimukais, čia tų vietų gražių yra, kalvotų. Varam pasižiūrėti, kur mane čia nuveš. Užsipylėm kūro šiaip kitoj degaliniai, bet va, kūro kainos ir kokiai čia realiai dan 10 centų skiriasi nuo Lietuvos. Tai važiavom ir sustojom iš tai tokią gražią parkingo aikštelę. Ir tik nufilmavęs į vaizdą pamačiau, kad aišku mano mikrofonas kaip visada yra išsikrovęs. Tai dabar aš tiesiog garsinu ant viršaus, taip atrodo aikštelė. Čia lenta yra parašyta kas kur, matosi. Aišku, viskas tiksliai labai nesimato, nes buvo apsiniaukę, bet čia dar palyginus buvo neblogas oras. Tai va, viskas žalia gražu. Pasigrožėjome šiais vaizdais ir ką judėjome toliau. Tai ką mes važiavom, draugui paskambino užsakymą, žodžiu, įkrito, jisai čia su kodavimais mašinų užsiema, tai jisai biški darbuojasi, tai jeigu galbūt kažkam per nuotolį reikia mašiną sukoduoti ar kažką panašaus, tai duokit žinot, duosiu kontaktą, o man tai iš tikrųjų galva žiauriai plyšta šiandien, aš jau čia eisiu, čia kol jisai koduoja, čia gražioje vietoje, šiaip sustojom prie kalnų miestelį. Malūnas Windmill. Eisiu jaučiu paieškoti, gal kokią tą rasiu vaistinę, nežinau, belia kaip plyšta galva. Tai man būna taip kartais, tai va, tai tokios naujienos, tai einu, pasižiūrėsiu per mapą, gal rasiu vaistinę, kur netoli, tai per tą laiką nueit reikės. Kai atėjau ant tokio tilto, va čia išsekus upė kažkokia yra, šitas malūnas. Blenervilė kažkoks miestelis, čia nežinau. Eisiu pasižiūrėsiu, gal rasiu kokią vaistinę, bet šiaip ant mepo neradau. Tai va, čia tokia išsekus upė. Toks vaizdas. Dangus toks airiškas cepelininis. Bet čia toks jau turistinis prasideda, va, traileriai važiuoja, čia stotelė ir visa kita. Tai einu į tą miestelį, eisiu biškį pasižiūrėsiu, kas ten gero. Va, ten matau degalinė yra, tai bandysiu aš į kitos degalinės, gal netyčia kokį ibuprofeną ar paracetamolio rasiu, nes nesinori gadintis tos kelionės, nublemba. Na štai, nebuvo ibuprofeno, bet radau paracetamolio, tai bent gal tiek. Tai va, jau, tai degalinėse kainos, tai realiai kaip Lietuvoj. Tai nusipirkau tik tai paracetamolio, nes ibuprofeno nebuvo. Tai bent tiek, gal kažkiek pagelbės. Tai iššausim vieną ibuprofeną, to paracetamolio.
500, tai žiūrėsim. Gal bent biškai pramuštų, būtų jau geriau. Tai aš grįžtu toliau pas draugą, jau gal bus kažkiek apsidirbęs. Ir judėsim toliau į kalnus, į airiškus kalnus. Dar aišku vėl kolas pasiėmiau. Ir bandysiu, aš manau, kad man čia nuskrendžia. Skauda, nes vakar atvežiau visokių lašinių, dešrų, tai aišku nakties dar užvalgiam. Tai aš manau, jau matau, kad baigė jisai, kaip tik grįžtu aš ir lėksim toliau. Tai mes sustojom, čia va kelias toks yra. Ten mašinas važiuoja. Gaila žiauriai, kad rūkas. Čia toks vaizdas atsivertų. Čia va krioklys yra. Mažiukas, tai nežinau, kažkur čia sakėm, palipsim biškį, pasižiūrėt. Čia toks vaizdas. Opa. Bandysim čia taip palipt, bet sakė atsargiai, nes šitie akmenai dabar slidus. Čia tokia aikštelė yra nedidelė. Opa. Va, biškį palipom, čia parkingas. Čia tokie akmenys. Ir žiauriai gaila dėl vaizdo. Vaizdas turbūt tobulas būtų, nes dar ten visur kalnai yra. Ežeriukai. Tai va, bandom lipt kažkiek dar į viršų. Gal kažką pamatysim, avį kokią. O čia turime ežeriuką užlipę į tą kalną. Va, toks ežeriukas yra. Tai čia, kai saulė šviečia, tai turėtų žiauriai gerai atrodyti. Matosi dugnas kažkiek. Turim vaizdą, čia aviukas suvalgytas. Pagavo turbūt lapę kokią arba vilkas, nežinau. Nabagas mažiukas. Gerai, pradėjo jau čia purkšno tų debesų. Eisim, bandysim lipti atgal. Tai jau darosi tie akmenys slidus, tai reikia paskubėti, nes po to liksim čia kalnuose. Nu va, štai nusileidau. Viskas. Dabar važiuosim toliau. Čia dar kriokliukas mažas yra. Nu dėl vaizdų žiauriai gaila, čia taip gražu turėjo būti. Čia upelis, man atrodo, teka net kažkoks. Jo. Bet ką padarysim? Nes čia va, vaizdai tokie. Sakau, tenai kalnų visiškai nesimato. Per rūką, čia irgi realiai. Ten. Važiuosim ten dabar. Sustojom kitam parkinge. Aišku, turėtų būti vaizdas bele koks gražus čia, bet rūkas. Nu, įdėsiu, sakė draugas, turi nuotraukų šitos vietos, tai įdėsiu, kaip realiai atrodo. Va, guli, kimarina jinai savo. Kalnų ožka. O kas ten kitoj pusėj? Irgi turėtų būti gražu, ne? Nėra? Čia turėtų irgi būti gražu šiaip. Irgi daug keliautojų važiuoja, sustoja, žiūri, bet tą patį mato, kad mes. Tai čia va, turėtų būti irgi gražus vaizdas, va kažkiek matosi pro langą galbūt. Nebūtų smagu nusiridenti su mašina. Nelabai būtų smagu, bet važiuojam toliau, bandom dar kažką, gal pamatysim, gal netyčia prasigėdrins kažkiek.
Užlėksim į Lidlą, pasižiūrėsim, ką gero airiai turi Lidlę, čia kažkokie miestelį atvarėm. Vienas didesnis toks jau tų pakelių esančių miestelių, tai užlėksim, pasižiūrėsim gal kažką. Bandelę kokią ar kažką reik pasiimti ant kelionės, nes neaišku, ar pro čia grįšim. Einam, prisiduosim tarą, pasižiūrėsim, kiek gausim. Taromatai tokie. O, 30 čia po 15 centų duoda. Po 15 centukų duoda. Prisipirkom, sakiau, nesąmonį, judam toliau. Važiuojam ir atbėga, žiūrėkit. Avių banda. Tiesiog bėga keliu. Va taip būna čia. Čia Airija, čia jie prie ūkio. Va tiesiog, va šitaip vyksta. Opa, prabėgo. Tęsiam kelionę. Atvažiavam į tokį paplūdimėlį. Tai neblogai atrodo, bet maudytis jame nelabai galima. Ženklai yra. Kažkodėl negalima maudytis. Bet pats paplūdimys tai gražus. Pats paplūdimys tai neblogas. Įdomu, dėl ko negalima maudytis. Bet va, šiaip tai labai fainas. Bangos didžiulės. Va. Tai va, atvažiavom į vieną vietą, ieškojom kitos, bet niekaip nerado, neatskūrė kur. Nu, bet čia vaizdas irgi neblogas, tai atvarėm į bariuką, įkalt bakaliuką. Gineso reikia atsigert, paragaut jų airių pagrindinis čia. Tai einam pasižiūrėsim, kas čia gaunasi. Čia yra kėdės. Vėjo jokio realiai nėra, čia atsisėsim. Įkalsim ir žiūrėsim, kur toliau judėsim. Pagaliau giedra šitoj vietoj, va, koks grožis. Kalnai ir gražus kelias. Va, pavyzdžiui, šitoj vietoje jau giedra. Ir va tokiu maršrutu važiuojam gražiu. Galėjo tenai tai būtose kalnuose, ne? Mes sustojom. Tai va toks vaizdas. Gražiai atrodo čia. Tokie vaizdai. Iš ten atvažiavom. Leidžiamės dabar žemyn. 3 valandėlės kelio liko iki namų. Ten dar toli matosi. Iš ten kažkur parlėkiam turbūt. O čia jau tokios lygumos apačioj. Čia rajonėlis namelių. Poilsiui. Čia anglai atvažiavę. Gerai, lekiam toliau. Atvažiavom į paplūdimį. Su mašina, kur galima įvažiuoti su mašina ir atvaryti, va, pakimarint prie pat vandenuko. Jam vaizdą. Nieks nieko net nekreipia dėmesį mus, nes tai normalu čia. O, tiesiog atvažiuoji su mašinėlė. Kas ten kimarina, kas autobusu tiesiog atvažiavo, kas šiaip smagiai. Ir neįprasta gan. Va. Šiaip vieta graži, tikrai. Čia turbūt atvarai su mašina ir gali maudytis ir visą kitą. Nes paplūdimys tai tikrai toks. Nu, bet jie kaip turi to paplūdimio belė kiek, tai gali sau leisti tokią pramogą. Paplūdimio biškį pasivažinėjom, lekim toliau. Dienos pabaigą aplankėme Limerick miestą, užvalgėme turkiškų kebabų,
užėjome vieną pubą, paragavome Guinneso ir taip užbaigėme pirmąją kelionės dieną. Labas rytas, turim sekančią dieną, atsikėlėm, pavalgėm, oras buvo lievas, lyjo iš pat ryto, bet dabar pradėjo saulė šviesti, kas čia šiom dienom gan neįprasta ir keliaujam mes dabar į kokį ten, kaip vadinasi? Vypas. Į Vypas vietą, tenai tokie tipo vingiai, kalvotos vietovės ir vingių daug. Tai važiuojam dabar ten, oras geras, kol kas viskas gerai, susitiksime, manau, ten. Nu va, jau kažkur netoli čia tos vietos, pažiūrėkit vaizdai, oho. O čia leki ir nuleki, žodžiu. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. Į tolį. Eina savo. Jėga. Va, reikia išlipti pasižiūrėti, kas čia gero. Opa. O, kaip gražu, orai pagaliau geri. O čia va tas vingis jau gaunas, va ten važiuosim. Nu, gražu ir oras pasitaisė. Ok, važiuojam toliau ir čia tas vingis jau toksai didelis bus. Čia taip važiuoja savo. Nuvažiuot nuo kelio nesinorėt. Va, vingis pirmas. Kaip čia serpantinas, ne? O, čia dar. Irgi aikštelė. Čia dar geresnis vaizdas dabar. Lipam pasižiūrėti, čia biškį aukščiau pavažiavam. O, šitoks. Nu, gražiai. Toks visiškai lietuviškas vaizdas, ne? Tai ką tik saulė švietė, mes važiuojam dabar prie ežero kažkokio, ne? Prie ežero ir pradėjo lyti, nu. Tai va taip Airijoje orai keičiasi kas 5 minutės realiai. Ryte lyjo, po to nelyjo, saulė ką tik švietė, va dabar jau vėl lyja. Nu bet bent jau tas vaizdas gerai atrodė, dabar važiuojam toliau. Čia tarp tų kalnų kažkoks ežeras turėtų būti. O čia dar... O šitas? A, tai va, jau kaip ir atvažiavam, tai čia netoli, gal spėsim dar išlyst. O, pasustosim čia ir pasižiūrėsim. O, pasižiūrėkit dabar šitas patukas. Čia irgi va kalnai, eisiu kavytės nusipirkt čia. Ir čia va toks vaizdas. Va ten ežeriukas. Lieptelis ten ar kažkas dar yra kalnuose, jo. Ir o čia toks vaizdas. Nu, gražu. Tai va, eit reikia kavytės pasiimti čia. Va, kapučino pasiėmiau ir dabar gersiu su gražiu vaizdu. Tai važiuojam mes toliau, dabar važiuosim prie krioklių. Ten didelis tas krioklius? Vienas kriokliukas yra kažkoks prie kalnų, ne? Ir jeigu oras geras bus, tai šiaip lyja ryte, tai sako, kai lyja ten tas krioklys, nu, bėga, tai normaliai. Tai bus matyt, o šiaip jeigu oras dabar liks toks, koks dabar yra saulėtas, tai turėtų ir jūra, ar kas ten vandenynas matytis nuo tų kalnų, ne? Jo, tai važiuojam ir susitiksime tenai. Nu va čia dabar atvežė mane į kažkokius kalnus, kur akmeniniai, va, akmenų daug. Išdžiūvus žolė nuo saulės, nors čia lyja dažnai, bet va čia dabar nelyja. Bet toks vaizdas, kad išdžiūvė čia viskas. Kaip Kazakstanas koks, ne, be medžių, be nieko, va. Tik krūmokšniai tokie maži. Va, aviukas Šonas su mama vaikšto. Įsivaizduoju aš dabar, kaip jie čia atskiria, pavyzdžiui, airiai. Mes kažkur kalnuose,
Belė kur važiuoji ir jos sužymėtos vaikšto, tai kaip jas čia, aš nežinau, atskiria, kaip jas pagauna, tai va šito aš nesuprantu. Va, atvažiavome į aikštelę ir vaizdai stebina, nes yra labai gražu ir labai geras oras ir eisim va ten va yra toksai kriokliukas, tai einame. Tai aišku, vėl buvau išsijungęs mikrofoną, tad garsinu ant viršaus, o čia iš tikrųjų sakiau, kad oras geras, tik tai buvo mašinoje. Visgi išlipus buvo žiauriai didelis vėjas, ten sakiau, kad jūra matosi. O ką dabar bandysime judėti ten, atrodo visai netoli, o kaip buvo iš tikrųjų žiūrime toliau. Tai va štai toks takelis iki to kriokliuko, o ten viršui tos avytės ganos tiesiog. Truputį paėjus toliau, va štai dar avyčių pasimatė pavienių, kurios vaikšto po tos kalnus ir joms nusispjaut, kad nukris ar ką. Aukščio baimės, kaip sakant, nėra. Va, pritraukiam. Tai va taip, su avytėm, ką, judėsim toliau. Na, čia buvau sakęs, kad nuo aikštelės atrodė tas fontanas tikrai netoli, bet einam jau kažkur apie 15 minučių ir mūsų aprangos visiškai nepritaikytos tokiam vėjui ir žygiui. Nu va, daėjom upelį pagaliau. Kiek čia turim? Ėjom 1,16 km, 17 minučių su pusė ir dar nedaėjom. Atrodė labai arti nuo aikštelės. Tai va, čia tas upeliukštis. O štai toks vaizdas. Atrodo, čia dar nedaug jau liko, bet eisim vėl kokias 5 minutės. O šiaip va, gražu. Ir avis visur tenai slankioja. Nu va, beveik jau atėjom. 20 minučių nuo parkingo gavosi. Aišku, tas nedidelis krioklys dabar. Neužteko lietaus, bet čia jau kaip palyja, tai duoda turbūt. Čia tas upelis jau būna didžiulis. Tai va, reikia eit pabandyti dar palipti. Biškį palisėsim, pasižiūrėsim ir judėsim toliau. Einu, užlipsiu ant to didelio akmens ir tada nufilmuosiu. Ten Efka. Tokie vaizdai. Ir ką dabar reikės eiti atgal, 20 minučių kelionę laukia. Šiaip tai čia va, jau šitoj vietoj vėjo taip nėra, bet apranga tai mano tikrai netinkama tokiem žygiam. Nu bet ką padarys. Tai va, ten matosi jūra ar kažkokia įlanka. Tai einu dar paliesiu, ar vanduo šaltas. Šiaip vanduo tai visiškai nešaltas palyginus dar toks, nu tikrai. Na štai, pargrįžom į aikštelę, kiek čia mes turim. Turim 17:34, tai biškai greičiau parėjom. Opa. Nu tikrai atrodo netoli, bet paeiti yra. Biškai prasigėdėm, nuo jūra matosi. Tai va, varom toliau. Va dar toks yra Magic Roadas, tipo dabar ant laisvo, jungia laisvo, atrodo, kad į kalną važiuojam. Tai panašus yra Lietuvoje prie Kruonio hidroelektrinės esu buvęs, tai čia irgi va. Sustojo dabar va laisvo. Atleidai jau? Va judam, atrodo į kalną, tai toks irgi įdomesnis variantas. Varysim va ten į tą pilį pasižiūrėti. Visai gražiai atrodo čia iš tolo. Tai Kašelio pilis tikrai atrodo gražiai. Aišku, į pačią pilį neėjom, nes tai atimtų mums nemažai laiko. Apvaikščiom aplinkui, užėjome į suvenyrų krautuvėlę ir judėjome toliau. Jo, tai buvom prie tos pilies, aišku, neėjom į viršų, nes prarastume daug laiko. Noris kuo daugiau pamatyti. Tai šitas miestelis man toks gryni trakai. Ir draugelis mano čia žino lietuvį, kuris turi food trailerį ir atvežė paragauti jo maisto. Tai žiauriai faina, kai tų lietuvių visur yra. Tai dabar laukiu beef burgerio ir ką įvertinsim. O dabar į trasą eina Guinnessas, aišku.
airiškai. Na štai, patekė burgeriuką. Va, kaip skaniai atrodo. Draugas ėmė krevetės ir dar va gavom dovanėlę. Nu, žodžiu, skaniai, tik ką reikia ragaut. Bandom. Opa, koks didžiulis. Garuoja. Burgeriukas tikrai buvo labai skanus, o jeigu jūs lankysitės Kašel mieste, užsukite Rustic Food Trailer ir čia lietuvis gamina labai skanius patiekalus keptus ant griliaus. Įėjimas gali būti ten, kur rodžiu, arba va čia nuo gatvės pusės pro tas raudonas duris. Na, daugiau kažko nebefilmavau, tai vykome namo, pailsėjome, tada vykome į spa. Po spa truputį pavakarojame ir anksti ryte vykome į oro uostą ir vykau į Lietuvą. Tad ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko video, spauskite like, pakomentuokit ir iki greito.